Sveiki. Vakar vienoje laidoje užgirdau klausimą. Kas tu esi? Ir kol pašnekovas dalinosi savo atsakymu, aš šiandien ryte išgirdau, kaip aš būčiau atsakiusi tą klausimą, jeigu būčiau įgavusi. Truputį pagalvojus, atsakymas, kuris atėjo į galvą, buvo: aš esu tai, ko momentu iš manęs reikia. Dabar truputėlį paaiškinsiu, iš ko tai susideda ir kaip aš pagalvojau apie tai. Man atrodo, čia panašiai kaip žiūrint filmą. Mes esame savo filmo pagrindiniai herojai ir kūrėjai. Mes esame ir tie, kurie scenas režisuoja, su kitų, aišku, žmonių ir aplinkybių pagalba. Ir mes taip pat esame tie, kurie vaidina tame filme. Ir vienų filmai yra su daugiau judesio, kitų su daugiau spalvų, kitų su daugiau garso. Visų skirtingi. Kituose galbūt netiek daug ir veiksmų. Ir kas atsitinka visiems, vienareikšmiškai filmuose, filmų herojams, jie pamiršta, kad jie yra tik filmo herojai. Jie susitapatina su filmu. Jie nebeatpažįsta, kad čia baigėsi viena scena ir prasideda kita. Pavyzdžiui, mes galime išeiti iš darbo, keisti darbą, ieškoti naujo darbo. Ir mes nebeatpažįstame, kad čia baigėsi viena scena, prasideda kita. Mes pradam kvestionuoti patį faktą. Mes galvojam, kad gal kažkas atsitiko, kas neturėjo atsitikti. Mes pradam abejoti savimi. Mes pradam dvejoti dėl priimto sprendimo. Mums kyla nerimas, baimės įvairios. Mes kvestionuojame savo gebėjimą susirasti kitą darbą. Ir tais momentais mes visiškai pametame įsivaizdavimą, suvokimą, žinojimą, kad čia baigėsi viena scena ir prasideda kita, bet filmas dėl to nesustoja. Kad filmas niekada nesustos. Kažkada sustos, bet bent ne tuo momentu, kai mes keičiame darbą, arba einame iš vienų santykių į kitus, arba ieškome santykių, arba tampame mama, arba planuojame atostogas, arba ištinka santykių krizė. Visa tai yra gyvenimo scenos, viena baigėsi, prasideda kita. Kiekviena scena turi savo veiksmą, savo siužetą, jinai rutuliojasi, į kažką pavirsta ir perplaukia kitą sceną. Tai jeigu mes save apibūdintume tik tai per tuos veiksmus, kuriuos atliekame scenose, tas apibūdinimas būtų tik dalinis. Mes galėtume sakyti, kad kas aš esu, štai aš esu mama, štai aš esu partnerė, štai aš esu vadovė, štai aš esu draugė, štai aš esu sesė, štai aš esu teatro lankytoja, štai aš esu turistė. Bet tai būtų tik dalinė tiesa apie tai, kas aš esu. Aš visą laiką savyje jaučiau nuo pat mažens, kad šalia tos mergaitės, kuri nuolat yra scenose ir kuria savo filmą, yra kita, kuri ją mato ir kuri ją stebi. Vėlgi, jeigu grįžtam prie filmo metaforos, tai yra filmo aktorius, filmo herojus, yra žmogus, kuris atėjęs į salę tą filmą žiūri. Ir tas žmogus, kuris filmą žiūri, jis aišku įsikrečia pagrindinio herojaus nuotaikomis. Ir kažkur momentu jam irgi kyla baimė už tą herojų, arba ateina ašaros ir graudulys ir liūdesys. Bet kažkuria savo dalimis visi geba nepamesti to bendro vaizdo, kad čia yra tik filmas ir kad iš vienos scenos gausis kita scena ir kad viskas filme vyksta taip, kaip ir turi vykti. Čia nieko blogo iš esmės neatsitiko. Ir jis niekada nepameta žiūrovas tos minties visiškai iš galvos, kad čia yra filmas. Aš matau visą visumą, ne tik vieną kažkokią sceną, bet matau visą visumą. Aš nepametu to iš akiračio. Taip pat kita mano dalis yra ta, kuri pastebi, kuri mato, kuri stebi, kuri tarsi žvilgsniu globoja tą mergaitę vaidinančią įvairiose scenose ir savo filmą kuriančią. Ir jeigu aš esu tos stebėtojos vaidmenyje, tai aš suvokiu, kad ta mergaitė, kuri bėgioja iš vienos scenos į kitą,
iš tikrųjų jos tapatybė ir yra ta, kurią daviau iš pat pradžių. Ji geba būti tuo, ko momentus, jos gyvenimo momentas iš jos reikalauja. Ji geba būti tuo, ko momentui iš jos reikia. Atskiros scenos momentai, bendrų scenų momentai. Ji turi savyje savybę būti tuo, ko momentu iš jos reikia. Ir pagalvojau, kad daugiausiai atsipalaidavimo man ateina gyvenime, kai aš sugebu pusiausvyrą rasti tarp šitų dviejų mergaičių. Vienos kuriančios ir vaidinančios savo filmą ir kitos žiūrinčios tą filmą. Todėl, kad viena be kitos tikriausiai būtų tarsi du kraštutinumai. Ta, kuri vaidina filmą, būtų labai sutapatinusi su kiekviena filmo scena ir iš to jis neštų labai stiprią tapatybę susijusią su viena ar kitokia scena ir kai būtų perėjimas gyvenimo į kitą sceną, būtų labai sunku, būtų tarsi lūžis, kvestionuotų viską. Galvotų, kad čia įvyko kažkokia klaida, tikriausiai blogas sprendimas priimtas. O jeigu tik būtų tik ta, kuri žiūri, tai tikriausiai nelabai būtų į ką žiūrėti, jeigu niekas visiškai nevaidintų ir nekurtų to gyvenimo filmo. Bet pusiausvyrą yra tarp abiejų. Abiejų gebėjimas santykiauti, būti santykė, būti pusiausvyroje. Būti ir ta, kuri kuria, ir tuo pačiu ta, kuri kurdama pastebi. Kad aš kuriu savo gyvenimo filmą ir kad mane apibrėžia tik tai, kad aš turiu lankstumą viduje. Lankstumą, erdvę, gebėjimą būti tuo, kuo atėjęs momentas iš manęs norės. Ir bus momentų, kai iš manęs bus norima būti mama, bus momentų, kai iš manęs bus norima būti turiste, bus momentų, kai iš manęs bus norima būti partnerė, draugė, senelė, pasivaikščiotoja, gamtos mylėtoja, tvarkytoja. Bet kuo. Mūsų tėvystės grupėje, kuri vadinasi Augantys tėvai, mes apie visą tai ir kalbame. Ir aš žinau, kad daugelį jūsų tikriausiai pavadinimą suklaidina. Ir jūs įsivaizduojat, kad tėvystės grupė, tikriausiai tokia ir buvo intencija jos. Ir tikriausiai mes nuo to ir pradėjome. Kad tėvystės grupėje mes nuolat narpliojame ir sprendžiame problemas susijusias su vaikais. Mes kalbame apie vaikus, nes, kaip ir minėjau, viena iš scenų yra mamystė mūsų gyvenime neišvengiamai. Ir neišvengiamai su vaikais kyla įvairiausių klausimų egzistencinių. Bet grupė yra daug daugiau negu tėvystė. Pavyzdžiui, sausio mėnesį mūsų grupės tema yra pasitikėjimas savimi. Kaip aš pasitikiu savimi? Arba nepasitikiu, su kuo tai susiję. Mes bandome išsilukštenti, iš ko susideda pasitikėjimas. Kad pasitikėjimas, visų pirma, tai yra, kai aš įsipareigoju savo kažką daryti ir aš tai darau. Todėl, kad aš duodu žodį savo, kad aš tai darysiu, nes man tai svarbu. Ir kai aš pastebiu, kad aš tai darau, man auga pasitikėjimas savimi. Aš žinau, kad aš esu žmogus, kuriuo galima pasitikėti, kuriuo aš galiu pasitikėti. Nežiūrėk, aš vakar pasakiau ir padariau. Ir šiandien tęsiu, jeigu aš nusprendžiu, kad man reikia daugiau fizinio aktyvumo. Ir aš per daug važinėju, per mažai vaikštau. Ir aš savo pasakiau, kad aš noriu sausio mėnesį vaikščioti, vietoj to, kad važinėčiau. Ir jeigu aš matau, kad sausio 1 dieną aš vaikščiau, sausio 2 dieną aš jau vaikščioti, sausio 3 dieną aš jau vaikščioti, sausio 4 dieną aš jau vaikščioti, aš nusprendžiu tai, kas man svarbu, ir aš tai darau. Iš to auga pasitikėjimas savimi. Aš žinau, kad aš galiu savim pasitikėti. Aš savo nepasakoju nesąmonių. Aš pasakiau ir padariau. Ir viduje auginasi žinojimas, kad šitas žmogus, jeigu jisai įsipareigos, jisai padarys. Čia apie mane pačią. Tai sausio mėnesį mes apie tai daug diskutuojame. Apie pasitikėjimą savimi ir iš ko tai susideda. Turime sausio iššūkius, kur mes einame daryti tai, kas mums svarbu, ko mes tikrai norime, kad būtų mūsų gyvenime, bet ko galbūt niekada nesame dariusios. Mes duodame savo pažadą, kad aš tai darysiu.
bijosiu, bus nepatogu, sunku pradėti, sunku išsigyti įgūdį, bet aš kiekvieną dieną tai darysiu kartu su kitomis moterimis, kad aš turėčiau ir iš vienos pusės atsiskaitomumą, ir iš kitos pusės paramą, ir palaikymą, ir pasidalinimą. Ir aš galiu stebėti, kaip kiekvieną dieną aš darau tai, ką sakau. Ir aš jaučiu, kaip aš savimi pasitikiu ir kaip man kitos situacijos, kurios anksčiau keldavo siaubą, pavyzdžiui, pasakyti savo viršininkui kažką apie darbo sąlygas, arba apie norą dirbti kitokį darbą, arba apie norą pakeisti darbo sąlygas. Kaip aš iš to įsipareigojimo savo, kurį aš išpildžiau, kažkokio iššūkio, kurį savo išsikėliau ir mačiau, kaip kiekvieną dieną pasakiau ir dariau, aš jaučiu, kaip manyje, viduje kažkas auga stipresnio, kas mane įgalina ir kitose situacijose. Pasakyti tai, kas man svarbu, pasakyti, kad aš padarysiu tai ir tai ir padaryti. Tai nereiškia nebijoti, nereiškia, kad staiga aš būsiu drąsi, ta prasme, kad man visos situacijos bus paprastos ir lengvos. Ne, tai nereiškia, kad aš nebijosiu. Tai reiškia, kad aš bijodama, jeigu aš įsipareigoju, nes tai man svarbu, aš žinau, kad aš galiu savim pasitikėti, nes aš tai ir padarysiu. Ir šalia manęs, čia jau seniai, gal prieš 2 metus, man atrodo, mes naudojomės stiklainius. Ir kokia buvo stiklainio esmė, kad ten apačioje jau pribirė daug skirtingų akmenukų, bet šitie akmenukai viršuje, tokie stambesni, kad kas padeda išlikti iššūkyje, kai mes gauname pasitenkinimo jausmą, kai smegenys gali išskirti tuos pasitenkinimo ir laimės hormonus ir kai mes turime energijos iš ko tęsti. Tai vienas iš būdų yra, pradėjus iššūkį, pasimti tuščią stiklainį, tuščią indelį. Stiklainis gerai todėl, nes mes matom per jisai skaidrus. Ir kai mes pasakome, kad darysiu taip, pavyzdžiui, nežinau, nuo šiol noriu kiekvieną vakarą 10 minučių paskaityti, nuo šiol noriu kiekvieną dieną apsukti ratą aplink rajoną, nuo šiol noriu kiekvieną dieną kažko tai padaryti, ko nedarydavau, bet kas man yra svarbu ir aš noriu, kad tai būtų mano gyvenime. Ir kai aš tai padarau, pasiimu, jeigu neturit akmenukų, galite pasiimti didelius makaronus, tokius, kur būna dideli, tų mažyčių gal ne, nes labai daug jų reikės, bet didesnį makaroną. Jeigu aš tau pasakau ir padarau, aš čia ateinu ir į stiklainį įmetu makaroną. Ir antrą dieną pasakiau, padariau, įmetu makaroną. Ir ne tik viduje auga ta šiluma krūtinė ir tas jausmas, kad aš gyvenu su patikimu žmogumi iš esmės. Tas patikimas žmogus esu aš. Bet aš ir matau, mano akys mato stiklainį, kuriame tų makaronų didėja. Ir tada ką daro mano smegenys? Mano smegenys tada išskiria laimės hormonus. Ir tai yra labai svarbi motyvacija tęsti. Nes aš iš esmės esu savimi kaip žmogumi patenkinta. Tai sausio mėnesis dar tik įpusėjo. Jeigu jaučiate viduje kažką, balsą, kuris norėtų prisijungti ir prie sausio iššūkių, pasitikėjimo savimi. Ir apskritai prie grupės, nes mes visus metus turėsime daug kitų temų. Apie savo ribas, apie tai, kaip mes brėžiame ribas santykiuose su kitais žmonėmis, kaip mes brėžiame ribas šeimoje su savo partneriu, santykiai būtent su partneriu, santykiai su savo tėvais, santykiai su draugais, su vyro tėvais, kiek mes laiko skiriame savo. Ar žinome, kas mums svarbu, ar žinome, kur to ieškoti. Fizinis aktyvumas. Tai bus irgi 1 mėnesio tema. Kiek mes daug dėmesio skiriame savo fiziniam aktyvumui. Kaip mes esame stiprus viduje. Ir dar daug kitų temų. Tai kviečiu prisijungti į grupę augantis tėvai, kurios taip pavadinimas yra tėvai. Ir jeigu jūs esate mama, kuri klauso ir galvoja, bet man ta motinystė nežinau, aš tikrai noriu nuo ryto iki vakaro kalbėti apie vaikus, tai ir nekalbėkit. Todėl, kad ir mes nuo ryto iki vakaro apie vaikus nekalbam. Kai kyla iššūkių su vaikais, aišku, mes juos aptariam. Tai yra mūsų vaikai, tai yra šventa mūsų gyvenimo dalis. Bet tai nėra grupė, kurioje mes gvildename vien tik tai motinystės klausimus. Mažąja dalimi, sakyčiau, mes gvildename motinystės klausimus. Didžiąja dalimi mes gvildename savo, kaip Renatos, klausimus. Egzistencinius apie gyvenimą, apie pasitikėjimą savimi, apie tikėjimą kitais žmonėmis, apie santykių kūrimą, apie ribų brėžimą, apie gebėjimą suprasti kitą žmogų, apie tai, kas mus skaudina, apie tai, kaip bendrauti poroje, kai mes įsiskaudina. Apie visą tai yra didžioji mūsų pokalbių ir iššūkių ir užsiėmimų dalis.
Tai jeigu išgirdote kvietimą ir viduje surezonavo, apačioje galite paspausti nuorodą, paskaityti dar daugiau informacijos ir įsigyti narystę ir prisijungti prie mūsų.